Už ką baudais, nieko nepadarė. Vartai laisvi, teisėja nėra. Banga, давай, бanga. Что ты там? Я не понимаю. Тебе что не доходит? Aš nesuprantu, ką tu darai. Varykisgi, blėt, priekis laisvas. Aš nesuprantu, čia švienas toks dalyks matau. Čia jūs matot Kęstą. Šūkavimas iš sirgalių tribūnų yra jo visas gyvenimas. Jam niekas nesutikė didesnio malonumo nei už kažką įstringai sirgt. Bet jau kurį laiką jis to malonumo nejaučia. Prasti orai ir korona jį privertė rėkauti prieš teliko ekraną. Ir jam to neužtenka. Jam trūksta stadiono kvapo, jam trūksta minios, jam trūksta skanduočių. Bet šiandien jis nusprendė, kad laikas išeiti iš namų ir atgaivinti savo aistrą. Šiandien jis turi tikslą – išeiti gatves ir surasti gyvas varžybas. Pavasaris vis be kaukių, vis atsigavę. Varžybos prasideda, viskas, judesys. Kad niekas neprasideda. Koks judėk toliau, nesustok, nematint šotas spys. Varžybos prasideda, tu supranti, kad reikės mokėti matyti. Tai aišku, tu tiesiog vaikščias ir nesidarys, tu nematys tų varžybų, bet varžybos ir visur aplinkui mus, supranti, jas visur yra. Davai, varai, opa! Pagaliau atitrūkęs nuo teliko ir išėjęs į miestą, Kęstas pajuto naują jėgų antplūdį. Jis jautė, kad jam atsivėrė akis. Dabar jis matė varžybas visur. Kodėl nieks neina priekis atidengtas ir varykit visi. Priekis atidengtas, davai, aš nesu ko įstovit. Vartai laisvi, teisėja nėra, nieks kort nerodo, eikit, gimkit, jūs kažką darykit, aš nesuprantu. Banga, davai, banga. Banga darom. Prašom, banga. Banga? Prašau, banga. Prašau, banga. Nieks nenori bangos daryti. Prašau, banga. Nu, banga. Gargždai prieš Alytų. Bet ką jie daro? Aš nesuprantu, pažiūrėk. Laisvas atsidengęs nieko nedaro. Kamalį turi, kamalys ir nieko. 13 į aikštę. Į aikštę 13. Pusę komandos raišiai pasitempė. Ir pas tave raišiai patempti, ir pas Juozas, ir Tomas, ir Gintaras irgi. Vis 3. Ponas Banga. Už Alytą ar už Prienus. Aš jums tai pasakysiu, Prienai. Prieš šeidams dar gal vieną dalyką pasakyti. Prienų teisėjas gaidys. Reiks Alytum kažką daryti. Aš sakau, Alyts jau per daug ahuėlin, jos jau reik dėti vietą. Mes iš Alytaus. Ne, šitaip negali būti. Atrodo, man vienam įdomu šitas varžybas. Atrodo, niekam įdomu. Visi man žiūri, kai dėgarda, kai širėkoju. Blėt, burnoji siemka buvo įstrigus. Ir niekam įdomu. Taip negali būti. Čia reikia kažką daryti, reikia aiškinti. Nes turi dar būti žmonių, kam įdomu, kaip ir man tas varžybas. Duomė Krafą. Viens, 2. Gerai, varom aiškins. Varom klausti žmonių, ar įdomu dar kažkam čia, ar nėra, aš vienas toks dėgardas palikis. Interviu su Kęstu, duokit tu, interviu. Aš tas alkoholiks man depresija ir daužu savo žmoną. Interviu su Kęstu, hei visi kartu. Interviu su Kęstu, interviu su Kęstu. Aš nesuprantu, ką su to teisėjai galim daryti. Dar kartą pakartokit. Ką su to teisėjai? Ką reikia daryti su to teisėjai? Что они сказали, я не поняла. Ką galim daryti su to teisėjai? Su teisėjais, su kuo? Su teisėjai, ką reikia daryti su to teisėjai? 13 ar 12? 11. Interviu su Kęstu. Bet ten tuos 2 golus tai įmušė ir iškart. Kokis golas? Bet tai teisėjais, aš galvoju, nupirkts buvo. Kur? Kur nupirktas? Ką apie Prienų Sūduvos komandą manot? Čia buvo Marijampolės Sūduva. Ne, Prienų Sūduva. Pravažiavęs buvau Prienus. Bet Prienai jau 3 kartus iš eilės laimėjo. Kokį Prienai? Interviu su Kęstu. Teisėjas normalus ar nenormalus?
13 ar 12? Alus ar degtinė? 3 golai, 2 baudas ir... 3 golai. Ką? Ne, aš nežinėsiu. Žinok, jeigu per čia šneki, mes nežiūrime, ką aš jau visiškai. Aš čia apie ledą rytulį. Ir kam esmė, kad jam kirto per kojus, išbėgo 8. Nu ir kaip taip gyvent? Nu, pavšė. Reikia pas bičius eiti. Aš 200 Sūduvą pastačiau. Daug praradai tada. Jie laimėjo. Tada daug gavai. Net buvau skoloj draugelį 300. Kas geriau, ar Prienai, ar Vilkaviškio? Ta antra dalis po Vilkaviškio geriausia. Interviu su Kęstu. Geras dviratis. Jo. Ne, aš komplimentą to daviau. Ačiū. Interviu su Kęstu. Bet 14 jisai, man atrodo, jau šiais metais nebelabai. Nu, lėmiau nei 15, bet geriau nei 13. Nu, dar ką nors sugalvok. Žinai bangą? Gargždų. Ne, šitą. Baudas ar tritaškis, tai aš galvoju, jis negalėjo pataikyti. Atrodo, man vienam įdomu. Atrodo, visų nieks nesidomi varžybom. Nieks nežino, ar 13 geriau, ar 12. Nieks nežino, ar Sūduva, ar Gargždų 14 laimės rungtynės. Nieks nesidomi varžybom, apšė. Čia aš vienintelis šitą miestą toks degradas. Iš atsakymo jis matė, kad žmonės neturi tokios pat aistros varžyboms, golams ir rezultatams kaip jis. Todėl Kęstas nusprendė toliau rėkut vienas. Aš nesuprantu, už ką bauda? Už ką bauda? Jis nieko nepadarė. Už nieką baudas duodi. Tai komandai nieks nieko nesako, jiems sako. Čia žiauru ir. Aš nesuprantu, iš oro da teisėjas atsirado. Už oro duod raudonas kortas, čia žiauru ir, blėt. Stupdoji nupirks, nahu. Gargždai, blėt, visad būna jas nusipirki. Blogiau negalėjo būti. Čia žiauru. Bet galėjo būti blogiau. Ir buvo. Я не понял, что ты орешь? Как это ни за что красная карточка? Man dabar pis. Man pis. Jis man išgelbės. Как это ни за что красная карточка? Что ты там? Я не понимаю. Тебе что не доходит? Тебе что-то не получается? Не понимаю. Все, иди, понял? Все. Smūgio metu Kęstui pro akis prabėgo visas gyvenimas. Nuo gimimo iki pat šio momento. Jis nejautė baimės, nejautė skausmo. Jis tik galvoja, kas būtų buvę, jeigu šiandien nebūtų ėjęs ieškot varžybų. Greičiausiai vis tiek būtų buvę pizda, nes skolų turėjo. Bent YouTube skripte parašyta, tai. Jo. Tai ką viskas, dėkui, kad žiūrėt, spauskit laiką, share, subscribe, nežinau, ką dar galima, jeigu jums patiko šitas video, taip pat čia ant sienos yra Patreono lenta. Aš ant šitą videoką išleidau 7 eurų ir norėtų, kad atsipirktų ir kad daugiau galėčiau dažniau toks videoks daryti, kur ten viskių kostiumų prisiperki ir taip toliau ir var į miestą nesąmonę daryti. Tai jeigu jums patinka mano kontentas, nueikite mano Patreoną. Jeigu tapsit mano Patreoną už 5 eurus, jūsų vardas pateks čia. Jeigu tapsit už 10 eurų, jūsų vardas pateks čia. Ir dar prirašysiu žvaigždutę prie jūsų vardą. Primeta žvaigždutę, eiktų nahai. Ir dar jūsų vardą garsiai paminėsiu. Tai noriu padėkoti Filip V, Ugnius Ilčiukas, Mantas Masiulis ir Tadas Vileikis. Jo, pizda šitą video buvo žiauriai sunku sufilmuoti ir prapisu biškį net footage, nes keliu failus į kompą ir susipiso 3 failai, nes kompus iškrešino ir aš keliaus ne per CTRL-C, bet per CTRL-X ir aš, blėt, vos išgelbėjau šitą vidos ir vis tiek kažkaip sudėtinu, bet tų trūkstamų dalių. Eina, nahui, viskas, davai.